Visi papildai, kuriuos vartoju aš kaip 20-metis natūralus sportsmenas. Pirmą turim kreatino monohidratą. Kreatinas yra labiausiai ištirtas papildas visame pasaulyje ir nors daugelis galvoja, jog kreatinas padeda tik tai su sportu ir atsistatymu, yra įrodyta, jog didesnės dozės kreatino labai prisideda ir prie smegenų veiklos gerinimo. Vidutiniškai kreatino yra rekomenduojamas naudoti apie 5 gramus per dieną, bet aš asmeniškai, kad tiesiog pasimti viską iš jo, ką galiu, suvartoju apie 15 gramų. Toliau turim omega-3 žuvų taukus. Omega-3 gerina širdies bei tų pačių smegenų veiklą, prisideda prie kraujospūdžio mažinimo ir yra keli tyrimai, kurie įrodo, jog omega-3 taip pat ir gali prisidėti prie depresijos susirgimo rizikos mažinimo. Next turim vitaminą D. Patariu vartoti vitaminą D su K2, dėl to, nes taip tiesiog pats vitaminas D yra geriau įsisavinamas. Pats vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos sveikatą, raumenų veiklą bei tų pačių smegenų ląstelių tinkamą funkcionalumą. Galiausiai turim magnio bisglicinato. Magnio bisglicinato forma gerina miego kokybę, mažina streso lygį kūne, bei taip pat padeda atsistatyti bei atsipalaiduoti raumenims. Ir paskutinė pastaba, noriu tik priminti, kad didžioji dalis jūsų sporto bei sveikatos rezultatų susidės iš tinkamos mitybos, tinkamo sporto ir gero atsistatymo. Papildai, visokie vitaminai prisideda prie to, bet tai nėra ta pagrindinė pyrago dalis. Aišku, jie padeda, bet tikrai neturėtų pakeisti viso kito.